Mėnulio vabalas. Mėnulio vabalas gyveno mažame mėnulio formos namelyje. Jis turėjo mėnulio formos antenas, o sparneliai buvo kaip du maži mėnuliukai. Bet jis negalėjo skraidyti, nes tie sparnai buvo per ploni. Jis tiesiog sėdėdavo ant žolės ir žiūrėdavo į debesis. Jo kojytės taip pat buvo silpnos, taigi jis negalėjo nei paskristi, nei paeiti, tačiau jam visada padėdavo voriukas. Mėnulio vabalas atsisėsdavo į mėnulio formos vežimėlį ir jiedu eidavo pasivaikščioti. Jei vabalas išalkdavo, voriukas pristumdavo jį prie stalo, o naktimis jį apkaišydavo. Voriukas niekada nesitraukdavo nuo mėnulio vabalo, visada žinodavo, ko jam reikia ir kada. Taip pat žinodavo, kada vabalui nereikia pagalbos. Bet vežimėlis netiko ilgoms kelionėms. Kai jis įsiruošdavo keliauti toliau, visada į pagalbą kviesdavosi savo gerą draugą Šimtakojį. Taip jiedu eidavo rinkti grybų į mišką arba į lėlių teatro pasirodymą. O vasaromis jie rinkdavo žemuoges. Šimtakojui patiko nešioti mėnulio vabalą ant nugaros. Bet vieną vasaros dieną Šimtakojis gavo laišką. Pažiūrėk, tarė jis džiaugsmingai. Laiškas nuo voveriuko Redžio. Jis kviečia mane į svečius. Iškeliauju jau rytoj. O kaipgi aš? Liūdnai paklausė mėnulio vabalas. Kaip rytoj nueisiu į Alfonso smuiko koncertą? Palauk, ką nors sugalvosim, tarė Šimtakojis. Jei tik galėčiau nueiti į koncertą pats, be pagalbos, atsiduso vabalėlis. Žinau, ko reikia. Jei tik turėtum krėslą, kurį pats galėtum stumti. Riedantį krėslą. Riedantį krėslą? Pakartojo mėnulio vabalas. Taip, jis man tikrai praverstų. Šimtakojis paėmė pieštuką ir pradėjo braižyti savo sumanymą. Kai brėžinys buvo baigtas, jiedu nuėjo pas Kolorado vabalą Edį. Šis buvo labai nagingas ir galėdavo sumeistrauti bet ką. Edis išstudijavo brėžinį ir iškart ėmėsi darbo. Jis atsinešė visus savo įrankius – gręžį ir kalį. Vežimėlis buvo baigtas dar tą popietę. Sėskis, išbandyk, pasiūlė Edis ir padėjo mėnulio vabalui atsisėsti. O dabar pasistenk jį pastumti, drąsino draugas Šimtakojis. Mėnulio vabalas atsargiai pasuko žiedą, pritvirtintą prie ratų, ir krėslas pajudėjo. Valio! Džiaugėsi Edis. Tai bus mano kojos, tyliai ištarė mėnulio vabalas ir nusišypsojo. Saulės spinduliai švelniai glostė jo kojeles. Jie važinėjosi iki vėlumos. Mėnulio vabalas išmoko sukti, pagreitinti, sulėtinti ir sustabdyti krėslą. Kitą dieną mėnulio vabalas patraukė į svirplio koncertą pats vienas. Būk atsargus, pavymui nerimastingai sušuko voriukas. Visi buvo nustebę ir bėgo jo pasitikti. Ei, tu atvažiavai pats? Paklausė Beris ir įdėmiai apžiūrėjo krėslą. Taip, pats. Išdidžiai tarė mėnulio vabalas ir papasakojo jiems apie sumanymą. Netrukus prasidėjo Alfonso koncertas. Jo pasiklausyti susirinko visi miško draugai. Po koncerto Beris ir Dolė patraukė namo su mėnulio vabalu. Voriukas sėdėjo prie lango ir laukė, kol jo draugas grįž gyvas ir sveikas. Berio piešinys. Vieną debesingą popietę boružėlė Dolė įsitraukė savo dažus ir teptukus. Nupiešiu vaivorykštę, nusprendė ji. Gera mintis, pritarė Beris. O aš nupiešiu gėlių puokštę.
Ir jie abu ėmėsi darbo. Dolly rūpestingai braižė spalvingas vaivorykštės linijas, o Beris buvo įnikęs į savąją gėlių puokštę. Jis nupiešė 3 tulpes, katilėlį ir ramunę. Tai reikia nupiešti kaspiną ir viskas. Turiu paskubėti, nes tuoj ateis Stenlis, Baltazaras ir Burbuliukas. Tačiau tada Dolly nuvertė vandens stiklinę, kuris stovėjo stalo viduryje, ir vanduo užliejo Berio piešinį. Dailus spalvingas piešinys sušlapo ir linijos išsiliejo. Dolly, tu sugadinai mano piešinį. Atsiprašau, nenorėjau, tai įvyko netyčia. Bet jis vis tiek sugadintas, suniurnėjo Beris ir patraukė link durų. Einu namo. Beri, palauk. Pabandykime tai ištaisyti. Neužtikrintai pasiūlė Dolly, bet sraigius net neatsigręžė. Tuo tarpu debesys išsisklaidė ir dangus išsigiedrijo. Grįžęs namo, Beris pakabino savo piešinį saulės atokaitoje. Popierius gana greitai išdžiūvo, bet dabar jis buvo susiraukšlėjęs ir dėmėtas. Beris liūdnai žiūrėjo į piešinį, tada giliai atsiduso ir numetė jį ant lovos. Tuoj ateis Baltazaras, Stenlis ir Burbuliukas, reikia apsitvarkyti. Netrukus atsidarė duris ir pasirodė jo mažieji draugai. Sveikas, Beri! Mes jau čia. Ir atsinešim kortas? Užeikit vidun. Pakvietė sraigius ir visi susėdo prie stalo. Baltazaras sumaišė kortas, Stenlis išdalino ir jie pradėjo žaisti. Burbuliukas netrukus iškrito iš žaidimo. Jis vaikštinėjo po kambarį ir pastebėjo piešinį ant lovos. Jis jį paėmė ir susižavėjęs apžiūrinėjo. Tai bent, Beri, kaip gražu! Ar tu tai nupiešiai? Paklausė jis smalsiai. Beris nustebo ir sumurmėjo. Na, taip, aš nupiešiau. Visi pradėjo klausinėti Berio. Čia tu taip sugalvojai? Gali parodyti, kaip tau pavyko, susidomėjo Stenlis. Kaip tu taip gražiai nupiešiai? Paklausė Baltazaras. Beris gūžtelėjo ir pasakė. Taip, aš čia sugalvojau, nieko sunkaus, mielai parodysiu, kaip tai padariau. Kaip tik tada pro duris įžengė Dolly. Ji atnešė kraitę keksiukų ir nedrąsiai ištiesė juos Beriui. Iškepiau juos tau, Beri. Atleisk, kad sugadinau tavo piešinį. Bičiuliai sutrikę pažvelgė į Beri. Sumurmėjo Baltazaras. Tai iš tiesų ne tu taip sugalvojai? Ne aš. Tai įvyko netyčia, pripažino Beris. Dolly parvertė vandenį, popierius sušlapo ir spalvos išsiliejo. Pakabinau jį išdžiūti, o paskui norėjau išmesti. Labai gerai, kad neišmetei. Ar galiu pasiimti? Tokia graži puokštė labai tiks ant mano sienos. Aišku, kad gali pasiimti. Atleisk, kad buvau toks piktas. Nieko tokio, Beri. Atnešiau savo vaivorykštės piešinį, noriu, kad jį pasiliktum. Ačiū, Dolly. Labai gražus. Aš jį pasikabinsiu ant sienos. Gal nori su mumis pažaisti? Paklausė sraigius Dollys. Mielai. Tuo pačiu paragausime keksiukų. Džiugiai tarė Boružėlė. Dingę riešutai. Sveikas, Beri, paskubėk. Eime susitikti su voverė Redžiu. Reiktų atsisveikinti su juo prieš jam užmiegant žiemos miegu, pasakė Boružėlė Dolita. Beris užsidėjo kepurę, šaliką, užsimovė pirštinės ir 2 draugai patraukė į voverės Redžio namus. Jų draugas sėdėjo ant šakos priešais savo namelį. Norėjom atsisveikinti su tavimi, kol nesusirangiai savo lovelėje ir neužmigai žiemos miegu? Gal užeikite išgerti sulčių ir užkąsti, pasiūlė Redžis.
Žiūrėkite, kiek saldumynų susikroviau žiemai. Mano sandėliukas pilnas maisto. Bet sandėliukas buvo tuščias. Vaje, kur dinga visi mano riešutai? Kur mano gardieji kankorėžiai, gilės ir razinos? Manau, jog riešutai išriedėjo pro čia, tarė Beris, rodydamas į nedidelę skylę sandėliuko kampe. Kažkas pragraužė medžio kamieną, nustebo Dolita. Regi, žinau, kas tai padarė, pasakė mažasis Raigius. Nesijaudink, Redži, mes sugausime piktadarį ir surasime tavo riešutus. Nepamirškit kankorėžių ir gilių, pridūrė voverė. Du draugai patraukė link pievos. Priėję arčiau, jie išgirdo garsų juoką. Taip ir maniau, jog tai jie visada įsivelia į bėdą, sušnabždėjo Dolita. Esu tikras, jie ir dabar rezga kažkokią išdaigą, pritarė Beris. Kažkas pragraužė skylę voverės Redžio sandėliuke ir dingo visi jo riešutai. Tai jūsų darbas, ar ne? Bet mes nenorėjom nieko blogo. Tiesiog graužėme medžio žievę, kaip visada, ir nežinojom, kad kitoje pusėje yra jo sandėliukas. Pasakė mažiausias iš kinivarpų. Kaip galėtume tai ištaisyti? Eime kartu, ieškosim riešutų, kurie nuriedėjo. Turime nedaug laiko. Gali pradėti snigti bet kurią akimirką. O sniege jo maisto tikrai nerasim, todėl paskubėkim. Jie visi įdėmiai pažvelgė į medžio kamieną. Riešutai išriedėjo pro čia, paskui jie nukrito ant žemės ir nuriedėjo nuo kalvos, paaiškino Redžis. Draugų kompanija surado Redžio skanumynus sukritusius į krūvą kalvos papėdėje. Valio! Džiaugsmingai sušuko Redžis. Gal galėtumėt sunešti visą maistą atgal į mano namus, kol aš užtaisysiu skylę sandėliuke, paprašė Redžis kinivarpų. Jie atsargiai sukrovė riešutus, kankorėžius, giles ir razinas į jo sandėliuką. Beris su Dolita jiems padėjo. Jie dirbo kiek įmanydami greičiau, bet netrukus pradėjo temti, o kalvos papėdėje dar liko nemažai gėrybių. Mes niekaip nebaigsim laiku, atsiduso vienas iš kinivarpų. Mums praverstų pagalba, pridūrė kitas. Sraigius Beris staiga pašoko ir nubėgo, netaręs nei žodžio. Netrukus jis grįžo su trimitu rankose. Jis jį pūtė taip garsiai, kad visi išgirdo. Netrukus susirinko visi miško draugai. Dolita užlipo ant didelio akmens ir papasakojo, kas nutiko voverės Redžio žiemos atsargoms. Visi riešutai išriedėjo per tą skylę, reikia sunešti maistą atgal į Redžio namus. Jei visi padėsit, baigsim dar nesutemus. Pasiruošk, dėmesio startas, tarė Beris ir paėmė riešutą iš krūvos. Jis jį perdavė Dolitai, Dolita jį perdavė vienam iš kinivarpų, kinivarpa jį perdavė Bitinui, Bitinas jį perdavė laumžirgiai ir taip riešutas nukeliavo iki pat voverės sandėliuko. Kai danguje pasirodė mėnulis, visi riešutai, kankorėžiai, gilės ir razinos jau saugiai gulėjo voverės Redžio namuose. Ačiū labai, džiaugiuosi, kad turiu tiek draugų. Metas man susirangyti lovelėje, kol nepradėjo snigti. Pasimatysime pavasarį, nusižiovavo voverė. Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį. Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudonas skareles su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo, tau lūžo sparnas, sušuko boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį. Aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo Sraigius Beris ir Elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita Elneragiui. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunkų lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną.
Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno boružėlė. Rimtai? Ar ji raudona su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusi paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Ji vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puikia mintis. Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? Tai tu, Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusseserę Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodus taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiuožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiuožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiuožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu. Ateikit, parskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilnas žvaigždžių. Didelis voras. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras rinko miške spalvotus lapus. Staiga jie išgirdo verksmą. Ar nieko negirdi, Beri? Paklausė Dolita. Taip, jis sklinda iš urvo. Draugams buvo baisu, bet jie ėjo vis gilyn ir gilyn į tamsų urvą. Tada jie pamatė, iš kur sklinda tas garsas. Verkė mažas vabaliukas. O varge, kas nutiko, vabaliuk? Kodėl tu verki? Pasiklydau šitam tamsiam urve ir negaliu išeiti. Kaip aš grįšiu į savo namus? Kuo tu vardu? Paklausė Beris. Barbaliukas. Nagi, neliūdėk, Barbuliuk. Mes tau parodysim kelią į tavo namus, pasakė Dolita ir apkabino vabaliuką. Staiga jie išgirdo gąsdinantį garsą iš olos gilumos. Iš baimės jie visi apsikabino. Ir tada pasirodė didelis piktas voras ir suriko. Ką
Kas mane pažadino? Ką jūs veikiat mano urve? Bėgam, sušuko Baltazaras ir jie pradėjo bėgti. Pasislėpkime čia, pasakė Dolita. Ir visi pasislėpė už akmens. Laimiai voras jų nepamatė. Bet paskui vabaliukas pradėjo verkti ir voras rado jų slėptuvę. Beris, Dolita, Burbuliukas, Baltazaras ir Matilda bėgo, kiek kojos nešė. Be to vargę Baltazaras užkliuvo už akmens ir didelis voras juos pasivijo. Beris čiupo dygliuotą šakelę ir narsiai gynė draugus. Pasitrauk, bjaurus vore! Beris nukreipė didelio voro dėmesį, kol Matilda ir Baltazaras skraidė aplink jį su ilgu siūlu. Dolita prižiūrėjo mažą į vabaliuką. Mes tave pačiupom, išdidžiai suriko Baltazaras. Voras bandė išsivaduoti iš pančių, bet negalėjo. Tada jis pradėjo verkti. Nenorėjau jums padaryti nieko bloga. Dar nieko nesu nuskriaudęs. Buvau piktas, nes jūs mane pažadinot. Prašau, paleiskit mane. Parodysiu jums kelią iš urvo. Ar tikrai pažadi mūsų neskriausti? Paklausė Beris. Tai pažadu. Lipkit ant mano nugaros ir aš jūs išnešiu į lauką. Jie visi atsisėdo ant voro nugaros ir netrukus buvo lauke. Metas mums atsisveikinti. Kada nors vėl aplankykit mane. Ačiū už pagalbą, vorė, pasakė Matilda. Vabaliukas miegojo boružėlis glėbyje. Ką mes su juo darysim? Sutrikusi paklausė Dolita. Sukonstruokim vežimėlį, pasiūlė Beris ir jie nedelsiant ėmėsi darbo. Jie sukonstravo vežimėlį iš kaštono kevalo, o ratus iš mažų rąstigalių. Bet kur jo namai? Aš žinau, pasakė Matilda. Mažasis vabaliukas miegojo visą kelią iki savo namų. O, mano namučiai! Ar jūs parvežėt mane namo? Labai jums ačiū. Labos nakties, vabaliuk. Saldžių sapnų ir daugiau neik vienas į tą urvą, nes vėl pasiklysi, pasakė Beris ir Dolita. O paskui jie apkabino vabaliuką. Žvaigždės namas. Vieną vasaros vakarą Beris su Dolita sėdėjo Dolitos namelyje ir žaidė kortomis. Staiga jie pamatė ryškią šviesą ant kalvos. Kas tai, paklausė Beris? Panašu į krintančią žvaigždę. Krintančią žvaigždę, eime pažiūrėti iš arčiau, pasiūlė Dolita. Beris ir Dolita laikėsi už rankų ir ėjo link keistos šviesos. Pažiūrėk, Beri! Mažasis Raigius net išsižiojo iš nuostabos. Ant pačios kalvos viršūnės stovėjo žvaigždės formos namas. Iš kur jis atsirado? Anądien jo čia nebuvo, sušnibždėjo Beris. Lik čia, aš einu pasakyti kitiems, sušnibždėjo Dolita ir nuskrido papasakoti Baltazarui, Matildai ir Sauliui. Kai visi susirinko, grupė draugų lėtai sėlino link keisto namo. Saulius pabeldė į duris. Tarpdury pasirodė drovi mergaitė. Jos plaukai buvo ilgi ir žibėjo mažytėmis žvaigždutėmis, o sparnai buvo auksiniai ir spindėjo tamsoje. Beris prabilo pirmas. Kas tu? Ir kaip čia atsiradai? Bet mergaitė netarė nė žodžio. Gal galime tau padėti? Ir vėl tyla. Mergaitė tiesiog stovėjo ir tylėjo. Kągi, jei nenori kalbėti, tai ir nereikia, nagi eime namo. Palauk,
pasakė Dolita. Galbūt ji nemoka kalbėti? Nemoka kalbėti? Nustebę paklausė visi. Dolita paėmė pagaliuką ir nupiešė ant žemės žvaigždę. Tada padavė pagaliuką mergaitė. Mergaitė paėmė pagaliuką ir pradėjo piešti. Arfa? Paklausė Dolita ir mergaitė palinksėjo. Tu ją pametei? Paklausė Matilda ir mergaitė parodė į langą. Ji iškrito pro langą? Mergaitė vėl palinksėjo. Nieko nesuprantu, suniurnėjo Baltazaras. O aš suprantu, pasakė Dolita. Ji gyvena danguje, bet jos arfa iškrito pro langą, todėl ji nusileido į žemę jos ieškoti. Tuomet padėkim jai, pasiūlė Baltazaras. Nesijaudink, mes ją rasim, pasakė jai draugai ir nuskubėjo į mišką ieškoti dingusio instrumento. Aš jos nerandu, atsiduso Beris. Apieškojau visus krūmus. Ir aš jos nerandu, nors ieškojau beveik visur, pridūrė Baltazaras. Pasidairysiu šiek tiek aukščiau, pasakė jiems Matilda ir nuplasnojo prie medžio. Štai, aš ją radau, sušuko mažoji drugelė. Matilda iškėlė auksinę arfą iš kanarėlės lizdo. Ji atsargiai ją perdavė žvaigždžių mergaitei. Mažoji mergaitė grįžo į savo namus ir uždarė duris. Ji išėmė žėrinčią žvaigždę iš savo plaukų ir padavė ją Matildai. Ar ji man? Nustebusi paklausė drugelė. Ir žvaigždžių mergaitė linktelėjo. Paskui jie atsisėdo prie lango ir pradėjo groti savo arfą. Jai begrojant, žvaigždės formos namas pradėjo kilti vis aukščiau ir aukščiau. Jis skrenda į dangų, pasakė Dolita nuostabos kupinu balsu. Greitai namas buvo toks mažytis, kaip ir kitos žvaigždės. Gaila, kad jai reikėjo iškeliauti, atsiduso Saulius. Matilda labai saugojo žėrinčią žvaigždę. Ji laikė ją mažoje dėžutėje ir įsisegdavo į plaukus tik specialiomis progomis. Žvaigždė jai visada priminė mergaitę, grojančią arfą savo namelyje aukštai danguje. Mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko alyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai! Baltazaras su Bete nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betės pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puikia mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi.
Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis Raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas Raigi, mes niekad nepasivysim, Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakąs Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanymas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim? Sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nė vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puikia mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surengė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujajai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir Sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėles, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo, skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietę bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elneragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodės, pagalves ir paklodės, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo.
Jie susiuvo visas anklodės, užuolaidas, paklodės ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien ji jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė Gegužvabalė. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matosi visas miškas, juokėsi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai, galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Mary and Dolly say, what will we learn today? Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona vyšnia, man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti vyšnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodė sraigius Beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė Beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šypsodamasis Beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę. Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau Beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė sraigius ir trinktelėjo maža kojelę. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs. Ir jiedu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jie stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės. Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas išliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnė buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnes, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį
Ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmeliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis Sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai. Kanarėlių vaikučiai. Vieną dieną kanarėlė Kristupas sutiko Kloją ir jiedu įsimylėjo. Kloja gyveno ąžuolo medyje netoli Dolitos namų. Naujoji porelė susisuko lizdą ant pačios gražiausios ąžuolo šakos. Beris su Dolita stebėjo jų šeimyną. Žiūrėk, Kloja jau kelias dienas sėdi lizde. Kaip manai, gal ji susirgo? Paklausė Sraigius. Ne, Beri, aš manau, kad ji deda kiaušinius ir išperė savo jauniklius. Smagiai jam atsakė Dolita. Jauniklius iš kiaušinių? Beris buvo sutrikęs. Žinoma, Kloja lizde padės kiaušinius ir šildys juos, kol išskris paukščiukai, pasakė boružėlė. Po kelių dienų Kloja atsistojo ir kol ji tvarkėsi lizde, Beris pastebėjo 3 kiaušinėlius. Jie 3, bus 3 vaikučiai, linksmai pasakė jis Dolitai. Vieną rytą jie išgirdo čirškėjimą sklindant iš ąžuolo. Valio, pagaliau išsirito paukščiukai, sušuko Dolita ir apkabino Berį. Ar galime juos pamatyti? Paklausė Dolita Kristupo. Žinoma galit, bet būkite atsargus, jie dar labai maži, atsakė išdidus tėtis. Kristupas leido Beriui su Dolita užšokti jam ant nugaros ir nuskraidino juos į lizdą. Jie labai mieli, sušnabždėjo Dolita. Sraigius ir boružėlė atsargiai paglostė mažasias kanarėles. Paukščiukai augo labai greitai ir netrukus jie buvo pasirengę skraidymo pamokoms. Kloja buvo jų mokytoja ir kasdien jiems sekėsi vis geriau ir geriau. Turim keliauti ieškoti maisto. Neišdykaukit. Vieną rytą paukščiukams pasakė Kristupas. Negalvokit išskristi iš lizdo be mūsų. Jūs vis dar esate maži ir galite skraidyti tik su mumis, pridūrė Kloja. Bet mažiausias paukščiukas buvo labiausiai išdykęs. Nesąmonė, aš puikiai skraidau, pabandysiu skristi vienas, pasakė jis ir iššoko iš lizdo. Tau negalima, sučirškė likusieji, bet tai jo nesustabdė. Grįžus tėvams, 2 paukščiukai nervingai šokinėjo lizde. Jis išskrido, mūsų mažasis broliukas išskrido, šaukė jie. O varge, juk jis per mažas, jam gali grėsti pavojus, sunerimo Kloja. Beris ir Dolita išgirdo jų pokalbį ir nusprendė surasti neklusnų paukščiuką. Jie ieškojo jo visur.
Pievoje, ant kalvos, prie ežero, miške, bet niekur jo nebuvo. Kaip mes jį rasim, kai sutems? Paklausė Kloja ir pradėjo verkti. Bet tada danguje pasirodė švieselis. Tai jonvabaliai atskrido jiems į pagalbą. Mes jums pašviesim, padėsime jį surasti, pasakė jie. Štai jis krūmuose. Staiga sušuko Beris ir jie pasileido bėgti. Mažasis paukščiukas miegojo prie krūmo. Jis buvo išsekęs ir drebėjo. Kloja pakėlė jį savo sparnais ir suspaudė glėbį. Mes tave radom. Visada turi klausyti savo tėvų, pasakė Kristupas. Kloja grįžo į lizdą su savo vaikučiu ant nugaros, o jonvabaliai šoko aplink juos tarsi žvaigždės danguje. Kanarėlių šeima vėl buvo kartu. Labanaktis, mažyliai. Džiugiai sušnabždėjo Kloja ir priglaudė juos po savo sparnais. Grybuko kepurė. Beris, Dolita, Baltazaras, Matilda, Saulius ir Burbuliukas išsiruošė pasivaikščioti į mišką. Jie linksmai savo žingsniavo ir staiga išgirdo verksmą. Jis klinda iš to krūmo, sušnabždėjo Beris draugams. Jie pamatė verkiantį mažą grybuką, kuris atrodė keistai, nes neturėjo kepurės. Kur tavo kepurė? Maloniai paklausė Dolita. Nežinau. Kai ryte pabudau, jos jau nebuvo. Nesijaudink, mes tau padėsim, rasim tau kitą kepurę, ramino Beris nelaimingą grybuką. Draugai nubėgo į savo namus ir grįžo nešini įvairiomis kepurėmis ir skrybėlėmis. Atnešėm tau pasimatuoti naujų kepurių, pasakė draugai. Ir matavo grybukai visas kepurės iš eilės. Dolita pirmoji jam uždėjo savo taškuotą kepurę, bet ji visiškai grybukui netiko. Tada Matilda jam pamatavo savo raganos kepurę. Bet aš nenoriu būti pikta ragana, suniurnėjo grybukas. Tada Burbuliukas jam pamatavo savo geltoną beisbolo kepuraitę, bet ji buvo per maža. Toliau buvo Berio eilė. Aš atnešiau 2 kepurės. Čia mano sodininko kepurė ir čia velniūkščio kepurė. Sodininko kepurė atrodė juokingai ant grybuko galvos, bet jis netrodė patenkintas. Man jį nepatinka, pasakė jis niūriu balsu. Velniūkščio kepurė jį dar labiau supykdė. Aš nesu velniūkštis, Jaika, rėkė jis paraudęs. Bet labiausiai grybukas nusiminė, kai Baltazaras jam parodė puodą. Juk tai puodas. Negaliu vaikščioti su kvailu puodu ant galvos. Tai nėra paprastas puodas, griežtai pasakė Baltazaras. Tai sniego senio kepurė. Paskutinis buvo elniaragis, kuris atnešė grybukui cilindrą. O šitas man visai patinka, apsidžiaugė grybukas. Bet gal galit rasti mano seną kepurę, su ja jaučiuosi geriausiai. Ir miško draugai pradėjo ieškoti taškuotos grybuko kepurės. Staiga pro šalį skrido 3 kanarėlių mažyliai. Mes žinom, kur yra grybuko kepurė. Matėm, kaip 3 kirmgraužos pasidarė šios valtį. Visi eikim prie upelio, sušuko Dolita. Ir tikrai 3 kirmgraužos dainavo ir plaukė grybuko kepurėje. Grąžinkit grybukui jo kepurę, sušuko Beris. Bet mes pažadėjom aplankyti savo draugės blusas. Mums reikia valties, kad pasiektume jų namus. Bet tai kepurė ne valtis ir ji priklauso grybukui. Grąžinkit ją. Nenusileido Beris. Kirmgraužos galiausiai pasidavė ir grąžino kepurę. Bet kaip dabar nukeliausim pas blusas? Paklausė jie liūdnai. Mes jūs nugabensim, mes kaip tik skrendam į tą salą, sučirškė 3 mažos kanarėlės.
mes skrisim, sušuko Kirmgraužos ir pašoko iš džiaugsmo. Bet pirmiau reikia nunešti grybukų jo kepurę. Tai yra valtį. Krizeno išdykėlis Kirmgraužos, bet Dolita griežtai jas pažvelgė ir jos nustojo juoktis. Labai jums ačiū. Džiaugsmingai sušuko grybukas, užsidėdamas savo kepurę. Ji man tobulai tinka. Kirmgraužos užšoko ant kanarėlių nugarų. Saugios kelionės, sušuko grybukas. Smagaus skrydžio, pridūrė kiti. Miško draugai galiausiai atsisveikino su grybuku ir nukeliavo namo su savo kepurėmis ant galvų. Keturi metų laikai. Vieną žiemos pabaigos dieną 3 kinivarpos piktai pasibeldė į šoklės duris. Mes norime persirengti princais per vakarėlį, bet kaip visi 3 būsime princais. Juk taip negalima. Visi 3 turime karūnas ir apsiaustus, bet negalėsime jų dėvėti. Prašom, padėk mums. Gal sugalvosi, kuo mums apsirengti? Maldavo jie. Gal galite būti sniego gniūžtėmis, nes visur aplinkui pilna sniego? Padaryti kostiumus bus labai lengva. O ne, tai prasta mintis, Šoklė. Ištirpsime vos tik įžengę į Baltazaro namus, iškart pavirsime balomis ant grindų. Tada būkite stalo įrankiai. Peilis, šakutė ir šaukštas. Tai reikės aliuminio folijos. Kokia gera mintis, Šoklė. Bet mes neturime folijos ir nėra laiko jos ieškoti. Reikia sugalvoti kažką paprastesnio. O ką manote apie kupranugarį? Jums 3 būtų pats tas, galva ir 2 kupros. Taip, bet pernai skruzdės persirengė kupranugariu. Taigi, tai jau buvo. Turim sugalvoti kažką naujo. O kuo tu persirengsi, Šoklė? Paklausė kinivarpos. Nežinau, dar nenusprendžiau. Dvejojo žiogė. Gal visi 4 galime persirengti kartu? Pasiūlė berniukai. Gerai, bet kaip rengsimės? 4 gėlėmis? Ar 4 velniukais? Gal 4 žvaigždėmis? Arba planetomis? Vardino kinivarpos. Tai vis ne tas. Reikia sugalvoti kažką, ko būtų tik 4. Ne daugiau ir ne mažiau. Sugalvojau. 4 metų laikai. Taip, tai idealu, pritarė kinivarpos ir ėmė šokinėti. Juk metų laikai tik 4. Šoklė galės persirengti pavasariu, o mes persirengsime vasarą, rudeniu ir žiemą. Ir jie visi ėmėsi darbo. Šoklė pasisiuvo rožinę suknelę ir papuošė ją baltomis gėlėmis. Ant galvos užsidėjo rožinį vainiką. Jie atrodė taip gražiai, kad berniukai ją pamatę net paraudo. Kinivarpų kostiumai netrukus buvo baigti. Vasarą vilkėjo žalią kostiumą, su saule ant pilvo ir lapu ant kepurės. Ruduo apsirengė geltonai ir prisisegė įvairiaspalvių lapų. Žiemos kostiumas buvo mėlynas, su daugybė snaigių. Kitą dieną visi įsiruošė pas Baltazarą į kaukių vakarėlį. Kamanius buvo persirengęs gaisrininku. Jis šiltai pasitiko Šoklę ir kinivarpas. Atvyko 4 metų laikai. Edis buvo persirengęs morka, Burbuliukas raketa, Betė vandens lašu, Rosita paukščiu, Zefira autobuso bilietų, Morisas cukraus kubeliu, Flaterė bananu, Dolė saldainiu, o Čarlis šuniu.
Miško draugai rinko geriausią kostiumą. Žinoma, laimėjo 4 metų laikai. Stenlio vaivorykštės kostiumas buvo antras. 3 vieta atiteko sraigėms Beriui ir Semui, kurie persirengė traukinio. Visi labai džiaugiasi, o 3 blusos atskrido pasveikinti nugalėtojų. Saulėgrąžos. Beris ir Dolita pavasarį sodino saulėgrąžų sėklas į žemę, laistė jas tol, kol pradėjo kaltis ūgliai. Ūgliai pavirto mažais augalais, o šie pavirto dideliais augalais. Tada pasirodė pumpurai, kurie vasarą pražydo dailiais geltonais žiedais. Valio! Džiaugiasi draugai pamatę geltonas gėles. Beris pastebėjo, kad ryte gėlės atsisuka į vieną pusę, o vakare į kitą. Žiūrėk, Dolita, jos sukioja galvas. Todėl, kad šios gėlės visada atsisuka į saulę, todėl jos ir vadinamos saulėgrąžomis. Kai saulė nusileido, saulėgrąžos nuleido galvas ir užmigo. Visi miško draugai kitą rytą pabudo nuo baisaus riksmo. O varge, kas nutiko? Mūsų gražiosios saulėgrąžos, verkė Dolita. Kas galėjo padaryti tokį siaubingą dalyką? Raudojo Beris. Kažkas apgraužė mūsų saulėgrąžų stiebus. Matilda nuplovė jų žaizdas ryto rasa, o Dolita jas aprišo švelniais žolių stiebeliais. Saulėgrąžos iš lėto vėl pradėjo šypsotis. Visi draugai susibūrė Baltazaro namuose ir sprendė, ką daryti. Ką dabar darysim? Kūkčiojo Beris. Kažkas turi budėti per naktį. Aš būsiu pirmoji, ryžtingai tarė Dolita. Boružėlė tyliai pasislėpė už krūmų ir atidžiai stebėjo saulėgrąžas. Laukti reikėjo neilgai. Netrukus pasirodė žiurkėnas ir pradėjo graužti saulėgrąžų stiebus. Dolita iššoko iš slėptuvės ir suriko: Štiš! Tai išgąsdino žiurkėną ir jis pabėgo. Ta naktį jis atgal nebegrįžo. Kitą naktį saulėgrąžą saugojo Matilda, paskui Baltazaras, o paskui Saulius. Netrukus atėjo Berio eilė. Mažasis Raigius tyliai slėpėsi už krūmų ir laukė. Jis laukė ir laukė, kol galiausiai užmigo. Jo nepažadino net saulėgrąžų stiebų graužimo garsas. O varge, turbūt užmigau. Aš neapsaugojau saulėgrąžų. Kūkčiojo Beris ryte pamatęs liūdnai nulinkusią saulėgrąžas. Beris užmigo. Jis miegojo, kol žiurkėnas vėl apgraužė stiebus. Kodėl jūs visi tokie liūdni? Paklausė daktaras Pelėda. Dolita jam pasakė, kas nutiko saulėgrąžoms. Manau, jums reikėtų pasikalbėti su žiurkėnu. Paprašykite jo nebegraužti stiebų, pasiūlė daktaras Pelėda. Štai jis miega krūmuose, sušnabždėjo Beris. Triukšmas pažadino miegantį žiurkėną. Jis atrodė išsigandęs, o draugai buvo išsigandę žiurkėno. Nereikia mūsų bijoti. Mes tik norime paprašyti tavęs, kad nebegraužtų mūsų saulėgrąžų. Bet ką aš tuomet valgysiu? Paklausė žiurkėnas. Mes tau atnešim daug obuolių ir morkų. Kur tu gyveni? Paklausė Raigius. Aš neturiu savo namų, liūdnai atsakė žiurkėnas. Tu neturi namų? Nustebęs pakartojo Baltazaras. Tuomet mes tau pastatysim namą. Dolita atnešė obuolių, Beris atnešė sėklų, Matilda atnešė razinų, Baltazaras atnešė kiaulpienės lapų, o Saulius atnešė morkų. Mano naujasis namas šaunus,
pasakė žiurkėnas su plačia šypsena. Labai jums ačiū už šiuos skanėstus. Žiurkėnas daugiau niekada nebegraužė saulėgrąžų stiebų ir jos linksmai šypsojosi Beriui su Dolita ir jų draugams visą likusią vasarą. Vėjo malūnas. Vieną vasaros dieną Beris ir Dolė žaidė badmintoną prie malūno. Staiga jie išgirdo verksmą. Jis sklinda iš tos pusės, pastebėjo sraigius. Jie patraukė link ten, iš kur girdėjosi verksmas, ir priėjo malūną. Ten jie rado miltvabalį sėdintį ant žemės ir verkiantį. Kodėl tu verki? Paklausė jie. Audra sulaužė malūno sparnus ir aš negaliu jų pataisyti, pasiskundė miltvabalis. Pasikvieskime kitus. Stenlis turi pjūklą, Baltazaras turi plaktuką, visi kartu mes juos pataisysim, pasiūlė Dolė. Gerai, šniurkštelėjo miltvabalis. Ir boružėlė nuskrido pasikviesti draugų. Netrukus pasirodė Stenlis, Baltazaras, Zefira, Edis, Burbuliukas ir Morisas. Jie visi ėmėsi taisyti sulaužytus sparnus. Jie plušėjo ištisas 2 dienas ir galiausiai darbas buvo baigtas. Valio, sparnai kaip nauji, džiaugiasi miltvabalis. Rytoj vėl galėsiu malti, pagaminsiu miltų ir iškepsiu jums šviežios duonos. Bet kita diena prasidėjo prastai. Vėjas nerodė jokio noro pūsti, o sparnai be jo pūtimo nesisuko. Miltvabalis vėl pradėjo verkti. Viskas gana, neverk. Mes juos pastumsim, gal tada jie pradės suktis, pasiūlė Stenlis ir visi jam pritarė. 6 sparnus stūmė 7. Stenlis, Baltazaras, Burbuliukas, Edis, Zefira ir Morisas. Jie stūmė ir stūmė, bet netrukus pavargo. Taip ir neiškepsiu duonos, dejavo miltvabalis. Einu paprašysiu vėjo papūsti, nusprendė Zefira ir nuskrido aukštyn. Ji mandagiai užkalbino vėją. Mielas vėjau, gal galėtum papūsti, nes nesisuka malūno sparnai, o miltvabalis verkia. Vėjas labai nustebo. Kažką sumurmėjo panosėje ir tingiai nusileido žemyn. Jis giliai įkvėpė ir pradėjo pūsti į malūno sparnus. Malūnas vėl pradėjo suktis ir malti. Miltvabalis subėrė grūdus ir girnos sumalė juos į aukščiausios kokybės miltus. Išėjo didžiulis baltų miltų kalnas. Malūno sparnai vis sukosi ir sukosi ir nesustojo, kol Zefira nedavė vėjų ženklo. Ačiū, jau užtenka, tarė ji dėkingai šypsodamasi, ir vėjas vėl pakilo aukštyn. Kai miltai buvo sumalti, miltvabalis pradėjo ruošti duonos tešlą. Jis įdėjo kepalą į krosnį ir kantriai laukė, kol iškeps. Kai kepalas įgavo auksinę spalvą, jis jį išėmė ir supjaustė storomis riekėmis. Bičiuliai tepė ant duonos sviestą ir uogienę ir puotavo tol, kol neliko nei trupinėlio.
Rugpjūtis. Mėnulio supynės. Vieną rugpjūčio popietę miško draugai nusprendė ieškoti danguje krintančių žvaigždžių. Užlipkime ant kalno, iš ten tikrai matysis, tarė Dolė. Ir galėsime aplankyti mėnulvabalį, pridėjo Flaterė. Mėnulvabalis sėdėjo prie savo namo ir mėgavosi vasaros saulę. Pamatęs draugus, jis apsidžiaugė ir pakvietė juos vidun. Kaip džiaugiuosi, kad atėjote. Kaip sugalvojote čia atkeliauti? Paklausė jis. Norėtume su tavimi paieškoti krentančių žvaigždžių, paaiškino Beris. Puiku, pagaminsiu limonado. Kol laukiame, pasistatykime supynes, tarė Stenlis. Puikiai mintis, pritarė Baltazaras. Sodo gale jie rado ilgų lentų. Supjaustė jas, sutvirtino ir netrukus supynės buvo pastatytos. Bet kai Stenlis ant jų atsisėdo, mediena garsiai sutraškėjo ir sulūžo per pusę. Lenta buvo per silpna. Reikia stipresnės, skundėsi bitė. Tad jie dar kartą kibo į darbą ir netrukus supynės vėl buvo paruoštos. Bet kai Flaterė su Dole ant jų atsisėdo, jos nesisvėrė nei į priekį, nei atgal. O, per stipriai prisukome varžtus, suniurzgė elniaragis. Tad jie dar kartą kibo į darbą. Bet jiems baigus, lūžo vidurinė supynės dalis. Mums niekada nepavyks. Ir darosi vėlu kažką statyti, paskelbė Baltazaras. Turiu dar vieną mintį. Paslaptingai šypsodamasis tarė Mėnulvabalis. Mėnulė, prašau, nusileisk pas mus. Ir Mėnulis nusileido iki pat kalno viršūnės. Tuomet Mėnulvabalis prie jo nuriedėjo ir kažką pakuždėjo į ausį. Mėnulis nusišypsojo ir tarė. Gerai. Supynės jau čia. Galite sėstis, bet paskubėkite, nes Mėnulis ilgai nebus, pamokė Mėnulvabalis. Mes tavęs nepaliksime, tarė Flaterė. Ir visi juokdamiesi suposi, kol netoliese ant žemės nusileido spindinti žvaigždės namas. Ir kasgi iš jo išėjo, jei netylioji žvaigždė? O, žvaigždė, tarė Mėnulis. Turbūt nustebai, kai netikėtai dingau iš dangaus. Bet aš tik norėjau padėti draugams pasisupti. Žvaigždė! Kaip gera tave matyti! Eikš su mumis, kartu galėsime stebėti krintančias žvaigždės, sušuko drugelis ir apkabino seną draugę. Man laikas atsisveikinti, turiu grįžti į naktinį dangų, tarė jiems Mėnulis ir pradėjo kilti į viršų. Neilgai trukus jie pamatė pirmą krintančią žvaigždę. O po to jų buvo tiek daug, kad buvo sunku suskaičiuoti. Kai pro dangų praskrido paskutinis šviesos kamuolys, žvaigždė nuėjo atgal į savo namą ir išskrido į dangų. Mažieji draugai nuėjo namo. Mėnulvabalis įsitaisė lovoje ir netrukus užmigo. O naktį užpildė švelnus gražių gėlių tviskėjimas.